Sveiki, aš esu Eimantas ir šį joninį savaitgalį būsiu čia Ukmergės rajone Antano Smetonos dvare festivalyje Kilkim žaibų. Šiame festivalyje yra Kilkim žaibų siena prie patį įėjimo, ant kurios yra visi plakatai nuo 2001 metų. Šiandien Kilkim žaibų yra jubiliejinis 25 metai. Tai jeigu į socialinį tinklą įkelsite nuotrauką su grotažyme Kilkim žaibų, yra galimybė laimėti bilietą į kitų metų festivalį. Tai grotažymė Kilkim žaibų. Festivalyje Kilkim žaibų veikia dvi scenos, didžioji Perkūno ir mažesnė Pikuolio. Tai kai vienas baigia pasirodymą ir iš karto yra kitoj scenoje, eini prie kitos, nes taip padaryta, kad prasideda kitas pasirodymas. Taip pat labai smagu, kad kai tik atvažiuoji Kilkim žaibų, vietoj bilieto gauni štai tokią dailią apyrankę. Kilkim žaibų, labai graži apyrankė, iš medžiagos padaryta, išmarginta su įvairiausiais raštais, užrašyta geltonomis raidėmis Kilkim žaibų, 2.25, romėniškai skaitmenys taip pat 25 parašyta, nes šiemet Kilkim žaibų yra jubiliejinis. Spalvos irgi labai gražios, parinktos, mėlyna, geltona, tai mūsų baltų sėlių krašto realiai spalvos. Ir smagu, kad va šitą apyrankę gauni visiškai kaip ir, nemokamai ir gaunasi toks kaip gražus prisiminimas. Ir daugelis, kurie lankosi festivaliuose, šitas apyrankės kolekcionuoja. Tai galime sutikti ne vieną dalyvį, kuris per daugelį metų nenusiema nuo rankos ir nešioja paskutinių 5 metų apyrankės. Tai, žodžiu, labai smagus prisiminimas, kurį visą turi ant rankos ir tuo pačiu gražią apyrankę. Kilkim žaibų, labai smagu, kad galima gėrimus gerti iš gražių bokalų. Tokio bokalo kaina kainuoja 2 eurai ir visą laiką gali pilti savo gėrimus į tokį firminį Kilkim žaibų bokalą. Kiekvienais metais dizainas bokalų skiriasi. Tai, žodžiu, galima, jeigu dalyvauja kiekvienais metais Kilkim žaibų, galima surinkti visą šitų bokalų kolekciją. Ir tikrai mačiau internete, kad netgi nebuvę Kilkim žaibų, tiesiog nori turėti visą šių bokalų kolekciją. Ir žmonės ieško internete, perka jo. Šiemet labai gražus dizainas, pavaizduotas Perkūnas, įkinkęs 2 tokios piktus avinus. Festivalyje gausu pavalgymo vietų, nuo veganiškos virtuvės iki lietuviškų tradicinių patiekalų, tokių kaip kopūstai, dešrelė, šašlykai, plovai, vištienos troškinys ar veganiškos samosos visokios, taip pat kebabų, ledų, burgerių, picų, visko, ko tik širdis geidžia. Amatų kiemelyje taip pat vyksta žalvario liejimo edukacija. Amatų kieme yra viena tokia smagi pramoga, galima mėtyti ietį, o ne į ne bet ką, o į tokį liliputą iš bunkerio. Taip pat amatų kiemelyje yra įsikūrę partizanų klubas Miško broliai, kurie rodo edukacijas, ginklus ir taip, kaip gyveno mūsų Lietuvos partizanai. Taip pat yra įsikūręs Vytauto didžiojo karo muziejus, kuris supažindina su ginklais ir juos galima išmėginti. Šalia amatų kiemelio vyksta baltų kovų klubų kovos. Taip
pat šiame festivalyje mes galime matyti netradicinių sporto šakų, tokių kaip vikingų futbolas. Teisėjas išmeta rastą ir komandos turi varžytis, kuri pirmoji atims rastą. Ta, kuri atima rastą iš priešininkų komandos, laimi tašką. Štai kaip jis atrodo. Palaikom netyčiukus! Palaikom defektus! Defektai pasiruošę! Netyčiukai pasiruošę! Pradedam kovą dėl antrojo taško! Ir vėl rastas juda netyčiukų naudai. Yra! Festivalyje yra ponia, kuri piešia ant veidų, paruošia festivalio makiažą, tai reikia, kad išdažytų ir mane. Pamėginsim, kaip aš atrodysiu su black metal grimu.